Tomai iš Amerikos. Papasakokit, kur mokotės, ką studijuojat. Aš iš Ohajo valstijos universiteto mokusi informacinės technologijas. Trečiam kurse. Tiesiog yra pasakyti. Aš iš Arizonos, University of Arizona, mokausi verslo vadybą ir mano pirmi metai dar tam univerė, ne kaip Tomui, kuris jau antrus yra, bet jo, geri įspūdžiai. Kaip jums Amerika išvažiavus iš Panevėžio? Labai didelis pokytis, kaip sakant, resursai ženkliai kelis kartus didesnė, komanda didesnė, treneriai kitokie, sąlygos ženkliai kitokios, viskas aukštyn kojom. Kad ir koks geras Panevėžys būtų, nes iš tikrųjų ten gerai treniruotis buvo, bet ten tikrai gali daugiau ką pasiekti Amerikoje. Tiesiog, kaip sakė, dėl to, nes turi daugiau galimybių, geresnė aplinka, labiau sustatyta viskas, yra visą laiką tvarka, grafikas tas pats, viskas ten turi savo vietą ir tiesiog planas toks sudėliotas, tu įseki ir viskas kaip ir paprasta. Kas jums keisčiausia Amerikoje plaukiant? Gal tiesiog treniruočio režimas, kaip jie dirba. Koks tas režimas yra? Kaip čia pasakyti, 20 plus valandų plauki ir 4 valandas per savaitę treniruoja salėje, tai čia pakankamai nežinau. Man atrodo, mes irgi panašiai, gal ne 20 plaukiam, bet 18 tikrai vandenį praleidžiam. Ir šiaip nėra lengvas treniruotės, sunkiau treniruotis tenais, viskas jau kitam lygiai, kaip galiu pasakyti. Ir kiek jūsų komandose žmonių, kaip apskritai kolektyvas, kaip jūsų komandose? Visa komanda apie 65 žmonės, bernų 30, nežinau, komanda smagu, visi nori būti, visi nori plaukti, tai tiesiog smagu bendraminčius tai visi surasti. Jo, kai su komanda plaukia kažkaip, bent jau man asmeniškai žymiai lengviau dirbti ir tiesiog visą laiką turi su kuo konkuruoti, ko taip nėra Lietuvoje, nes visą laiką turi ką lenki ir kas tave lenkia ir toksai tada biškai gali rimčiau sukaupti ir dirbti. Ir visi ten skatina tave dirbti, visi skatina tave tobulėti, tai visai gera vieta tam daryti. Kalbant apie tobulėjimą, ką daugiausia davė Amerika jūsų tobulėjimui? Aš manau, pirma, tai svorio salė, diena ir naktis palyginus su Lietuvos sistemom ir ką mes turėdavom, ir tada, nežinau, aerobinis darbas dar, nežinau, kojom darbas pakankamai didelis, žymiai daugiau nei Lietuvoje, tai tik tie 3 aspektai. Tai jautiesi sustiprėjęs? Jo. Aš dar tenais pusę metų, tai dar nelabai galiu pasakyti, bet, kaip sakė, svorių salėse, per tą mažą laiko tarpą, ten 4 mėnesius aš praleidau dar tikrai, tai jau matosi toks ženklus tobulėjimas ir palyginus ką galėjau padaryti Panevėžy ir Lietuvoje būdamas, tai tenais labai patobulėjau. Kalbant apie toliau patobulėjimą, apie jūsų trenerius, jūs čia pasaulio čempionate irgi prižiūri treneriai iš Amerikos. Jo. Dažniausiai atvažiuoja bent vienas treneris į tokius didesnius čempionatus, prižiūrėti, palaikyti, tiesiog pabūti, nepalikti vieną. Ir tave šiandien mačiau bendraujant su Benu. Jo. Kokiais jis tavo patarimus davė? Jisai labai naudingas šičia, nes aš galiu tą pačią sistemą sekti ir nekeisti, nedaryti visiškai kažko naujo, nes vis tiek kaip kitas treneris skirsis ir kaip tu treniruojas ir ką tau sako. Ir kai aš jau pusę metų prasitreniravęs, man geriau iki pat varžybų turėti tą trenerį ir patarimus. Tiesiog palaiko ir šiandien pasakė, kad darbą didelį jau padarėm ir kad nėra ko bijoti, jau kai bus, tai bus jau darbas padarytas. Kalbant apie tas baimės, tai ne pirmas jūsų pasaulio čempionatas su Lietuvos rinktinė. Ar vis dar yra kažkokia tai jaudulė? Jeigu kažkokia jaudulė, tai dėl ko? Man tai nežinau, jaudulys dažniausiai būna
kalorume, ten jau kai prasideda, kai laukia starto, tai tada viskas ateina labai greitai. Tai reikia žinot savo technikas, būdus, kaip nusiraminti, kaip save įtikinti, kad viskas bus gerai, kad darbas padarytas, kad nėra čia pabijoti. Kokius būdus tu naudoji, kad nusiramintum? Aš dažniausiai, nežinau, tiesiog galvoju, kaip aš dirbu visą sezoną, kiek atidaviau darbo, jėgų, laiko, energijos, visko, žodžiu. Tai tiesiog gilūs kvėpavimai ir važiuojam. Važiuojam, tai panašiai viskas. Manau, daug kas naudoja tas strategijas, kvėpavimą, nusiraminti, pažiūrėti apie tą darbą, ką tu padarei prieš tai. Ir jo. Ir kaip jums apskritai atmosfera rinktinėje? Na, atmosfera, manau, komanda labai ženkliai pasikeitė, tai labai smagi komanda, atmosfera super, tai nežinau. Daugiau merginų komandai? Daugiau merginų, daugiau bernų, tie patys bernai išlikę iš senų, tai smagu sugrįžti. Jo, visi savi visi čia, tai kaip su geriausiais draugais galėjai kalbėti su visais, tai žiauriai, malonu aplink tokius žmonės būt visą laiką. Tikrai gera.